Dvi raudonkepurės hienos. Nebūti drauge, mums nelemta dalintis jausmais. Štai. Pirmą kartą aš, Stevenas Jonas Vanderšpigeris, pirmą kartą matau šiuos hienas maitojant kirmininį špinger-šmagerį. Šiuos gyvūnus esu matęs tik iš paveikslėlio. Niekas nėra matęs, nes tai čihuahua genties gyvūnai. Ir aš juos stebėsiu. Ar matote, kaip puikiai hienos prisitaikčiais maitoti jį? Ar matot, kaip jų basliai pasistoja ir kirkina? Man atrodo, jie nori susibendrauti. Dabar stengsiuosi prieiti prie jų kuo arčiau, kad sugebėčiau pamatyti ir nufilmuočiau šitą puikų vaizdą. To nėra matęs net enciklopedijose. Turiu būti labai atsargus, jie baigia maitoti visą maistą. Aš turiu pasisaugoti. Jie ketina jį visiškai suvalgyti. Ką jaučiu? Kažką tikrai jaučiu. Aš, Forestas, turiu suprasti, kas tai. Žinau, tai dvi raudonkepurės hienos. Kažką maitoja. Turiu joms padėti. Dabar, tuoj pat. Oh shit! Vaikė, aš atėjau tavęs išgelbėti. Nejaugi. Tu Forestas Gampas, Čekas? Taip, tai aš. Didysis. Miškininkijos žinovas. Forestas Gampas. Vaikė, ateik. Aš tau nupirksiu grybų. O dabar, tuo pačiu metu, tik kitoje vietoje. O šūdas, mūsų ėdalas dabar po velnių išėjo. Ir vėl viskas sugadino Čekas Forestas Gampas. Sūdis koks jisai pastovi mums sumauna reikalą. Tai kur dabar važiuojam? Mes dabar važiuojam kur? Davai muzoną pasileidžiam. Davai važiuojam į Snervinę, man nupirksi submarino. Aš susuksiu tau bigodukus, mano meilė. Davai, gražiuolį varo. Gerai, važiuojam. Kažin ką šiuo metu veikia didysis Čekas Forestas Gampas. Čekas geriausias. Forestas. Čekas. Forestas. Didė buvo diena man. Pirmą kartą supratau, koks grožis yra gamta. Be šių binokulių niekad nebūčiau sugebėjęs atrasti šio gamtos grožio. Pamačiau dvi raudonkepurės hienas, pamačiau šmingant šmagerį kirmininį. Ir galų galiausia, juk aš maniau, kad tai buvo tik mitai, pamačiau Čeką Forestą Gampą. Štai, kokią šeštadienio pusryčių popietę pamatėte su manim, Stevenu Šmingern-Šmageriu. Ačiū. Susitiksime kitą savaitę, tuo pačiu laiku, tuo pačiu metu, tik tikriausiai kitoje pasaulio vietoje. Ačiū. Išjang, sigėdu.